Sveikučiai kelionių mėgėjai, seniai nesimatėme, atskridau į trečią pagal dydį Gruzijos miestą į Kutaisį, kur dėja praleisiu tik vieną dieną, nes rytoj 11 dienos jau skrendu atgal. Va tokie upės vaizdeliai mūsų pasitinka jau pačiame miesto centre. Vakare, kai skridau, prasivaikščiau šiek tiek, tai vakare dar kartą praeisim, nerealiai čia viskas gerai atrodo. Jaučiu, kaip atvinsta upė, dar viskas daug gražiau atrodo, nes bar vasara, sausasis periodas, vandens turbūt daug mažiau negu įprastai. Atskristi šį miestą galima tiesioginių skrydžių su Wizz Air oro linijomis iš Vilniaus. Aš pats atskridau iš Kipro miesto Larnakos, kadangi turiu Wizz Air metinę prenumeratą, kuri man dabar leidžia keliauti visomis Wizz Air kryptimis tik po 10 eurų už kiekvieną bilietą. Apie ją daugiau pasakojau praeitame video apie Malagą. Pasirinkau keliauti turbūt ne pačias geriausias dienas, nes belenkaip karšta tiek Kiprė, kur buvau pusantros dienos, tiek čia. Kiprė visą laiką būdavo 36 laipsniai, bet ten gyvenau prie jūros, dar vėjas kažkiek padėdavo, prapūsdavo. O čia dabar jau 31 laipsnis, dar tik 10 dienos ir šiandien nusimato 38 laipsniukai. Normaliai, kai Lietuvos rekordas yra 37,5 per visą istoriją. O čia kiekvieną dieną dabar patiek, patram 8, patram 9. Bus linksma. Persikliau prie kito tilto, vakare čia labai daug žmonių, gatvės muzikantai groja, dainuoja. Iš čia vaizdelis dar geresnis atrodo. Man štekmenis Solėnos nerealiai gerai atrodo. Jaučiu, kaip upė patvinsta, čia iš vis pasakiškai bėga vandenukas. Šiaip, pirminis įspūdis apie Gruziją labai geras. Buvau prisiskaitęs, prisiklausęs, kad labai čia kvepia Sovietų sąjunga, bet pasivaikščiojus vakare po miestą, tai matosi tikrai, kad judama link Europos. Vien tik atskridus į Kutaisį jau pasitinka naujas modernus oro uostas, bet 90-ųjų taksistų niekas vis dar neatšūkė, atakuoja jau pačiam oro uoste ir visi kaip susitarė kalbina rusiškai. Nors ką mes čia balbatuosim visą dieną, einam kažką tai nuveiksim, gal ne? Kažkokią lankomą vietą aplankysim. Taip ir prasidėsim čia, ar ne? Ką tu galvoji? Kas dar labai maloniai nustebino, tai kainelis. Jeigu Kiprė už 34 eurus gyvenau hostelėje, su kitais žmonėm vienam kambarį ir dar be kondicionieriaus, tai čia už tos pačius 34 eurus jau gyvenau 4 žvaigždučių viešbutį, vienas ir dar su pusryčiais. Tai skirtumai akivaizdus. Nu ką, o aš bandau googlinti ir ieškoti autiko. Važiuosim iki vienos labai lankomos vietos šalia Kutaisio. Greitai misija buvo nutraukta, atsibodo laukti, nėra net pastogės, kur pasislėpti nuo tos saulės. Šiaip nesuprasti to grafiko, tai žiūriu, Boltas veža čia. Ir mes jau čia, 20 km nuo Kutaisio, atvažiavom į Prometėjaus urvus. Įdomi ši vieta, labai lankoma. Renkasi jau mūsų grupė. Paklausiau taksistą, kokia bus temperatūra viduje, sako apie 20 laipsnių. Paklausiau darbuotojas urvo, kiek laipsnių. Sako 14. Pasigūglinu per ChatGPT, žiūriu, visus metus rašo apie 14 laipsnių. Tai apsidraudėm, su džinsiukais einam. Veda mūsų gydė kaip ančiukus, priekyje. Pas mus dar galė 100 žmonių. Žodžiu, nemaža grupė čia iš tikrųjų susidaro. 3 kalbom kalba, gruzinų, anglų, rusų. Nors mes dar laukia, bet temperatūra jau stipriai krenta. Stipriai vėsuma iš karto žeino čia nusileidas. Čia tas pagrindinis įėjimas į urvą. Na čia prasideda mūsų 400 m maršrutas. Pats urvas yra apie 11 km, bet tik 1,5 km davė turistams, kad nesugriaut, nesugadinti viską. Nes kas antras, aišku, vis tiek čiupinė šitas stalaktitus, fotografuos su guleistėm, nors to negalima. Šiaip man reiktų neusisvajoti čia filmuojant, nes realiai labai slidu, gydė ne veltui perspėdinėje. Priėjom pirmą mažą salę, bus tikrai daug didesnių, įspūdingesnių. Galim vis laik pasiskaityti istoriją. Visur labai viskas bus gražiai apšviesta LED apšvietimu. O aš kaip visada lieku savo ištikimas. 5 minutės nepraėjo, jau sudaužiau galvą. Man tik su šalmu vaikščioti po tokias vietas. O čia nusileido ir temperatūra. Iš karto toks jausmas, kad 5 laipsnius krenta temperatūra. Šiaip iš mūsų gydės tai nelabai yra naudos, nes turi būti grinai prie jos, kad kažką išgirsti. O pas mus 100 metrų vien žmonėm užkimšta. 100 dar gale, be šansų iš vis kažką išgirsti. Realiai tai turistų čia per daug labai leidžia, turėtų būti mažesnis grupės padarytos. Oi, jūs neįsivaizduojat, koks čia geras oras. Pagaliau po 2 dienų karščio prakaitavimo galima pailsėti, valandą pasivaišyti tiesiog vėsumoj. Nerealiai, o tik žmonių per daug biški. Šiaip tie vaizdeliai tikrai verti 8 eurų. Realiai jautiesi kaip muziejų, tik vietoj paveikslo gamtos kūryba. Pažiūrėsim, ar ten rasime meilę.
Tas apšvietimas raudonas vėlinas tai labai į temą. Daug gražiau atrodo. Čia jau tokia iš didesnių patalpų. Kai visą laiką reikia po kojam žiūrėti. Nerealiai slidu. Nepasakiau, kad drėgmė 96-98 procentai. Kitaip sakant, labai drėgna. O pas mus susidarė kamštis. Nes Instagramas pats, aišku, neužsipildys. Reikia kelių šimtų nuotraukų. O tenais žmonės negali praeiti, nes visi nori darytis nuotraukas gražias. Kuo toliau, to viskas gražiau. Ančiukai, visi paskui mane. Oho, čia dar didesnė patalpa. Jūs tik pažiūrėkit, ką motina gamta čia sukūrė. Atrodo, kaip maži medeliai nukirsti būtų. O lienų miškelis. Atėjo man pasirodymą kaip tik. Čia turbūt iš tų vietų, kur reikia tiesiog patylėti ir pasimėgauti. Čia net toks kaip rūkas susidarė šitoje vietoje. Įsivaizduojat? Ir va toks grožis trunka apie 11 km. Realiai susidarė įspūdis, kad kuo giliau į urvą, tuo viskas daug gražiau atrodo. Gaila, kad veiksmo kameros nelabai gerai filmuoja tamsoje. Bet jeigu jums patiko tai, ką matėte, tai patikėkite, kai atvažiuosite čia, savo akimis pamatysite viską dar daug gražiau ir paliks dar didesnį įspūdį. O aš kaip suprantu, mūsų turas čia ir pasibaigė. Į apačią eina tie, kurie nusipirko papildomą bilietą, jie gali grįžti su valtelėm per požeminę upę, kas turbūt atrodo įspūdinga. Aš nepirkau. Užteks man ir šitą. O dabar, kaip suprantu, jau kilsime į viršų. Nu ir viskas, išėjimas. Man atrodo, taksistas buvo teisesnis. Nebuvo ten tikrai 14 laipsnių. Gal 20, gal biškį mažiau, bet tikrai ne 14, nes galima buvo ir su šortais eiti. Matau šviesą tunelio gale. Ir pas mus vėl 37 laipsniai. Pasidžiaugiam, atsikvėpiam, grįžtame į realybę. Tai va tokia gavosi valandos trukmės ekskursija. Man nerealiai patiko. Čia, kaip suprantu, žmonės atplaukė tie, kurie pirko papildomus bilietus, kurie plaukia požeminę upę per urvus. O jums didelė rekomendacija, jeigu būsite kutaistė, būtinai apsilankykite čia. Nuo miesto Boltas atveža už 10 eurų, įėjimas suaugusiam tik 8 euriukai ir prisiminimai visam gyvenimui. Tik asmeniškai aš daryčiau trigubai mažesnės grupės, nes tikrai kartais net praeit buvo sunku kai kur. Trumpai prasėjau iš parkingo, atgal į tą pačią vietą, kur viskas prasidėjo. Cukraus pertraukėlė. Nes be cukraus išgyventi šitam karštį tiesiog neįmanoma. Labai greit sėda kūmas. Grįžau atgal į Kutaisį, belen kaip karšta. 3 valandos, kepina normaliai. Kad negalvotumėt, kad aš mykė melagelis va jum įrodymai. 37 laipsniukai. Normaliai. Vienas kitas žmogus dabar tik laukia vaikšto, nes tik savižudžiai gali dabar būti. O man laikas užkrimsti.
Ir radau, atrodo, neblogą vietą. Būnant Gruzijai, neparagauti vietinės virtuvės, čia tiesiog nuodėmė. Įvedžiau į ChatGPT ir štai ką rašo. Radau vieną vietą neblogą, dirba nuo 10 iki 9 vakarą, tik stojimos vietos, tikra sovietinė atmosfera. Tai, ko mums reikia, judam. 15 minučių, bet visą šlatas jau. Nu, lyg atėjom, navigacija rodo čia. Bandom užeit. Būtent to aš ir ieškojau. Pažiūrėkit, toks grožis čia. Vien vyrai atrodo, važiavo, nei vienos moteris nėra, tik moteris viena darbuotoja. Jaučiu, kad neprašoviau. Va tokia vat porcija, du šašlyko gabalai, donas ir pasirinktinai alus arba limonadas. Aš turbūt vieninteliai čia turiu savo dabar gerį. Ir visą tai kanalą. 4 euriukus, ponai. Normaliai? Vizualiai jums gal atrodo nelabai, bet šiaip skanu. Aišku, primesta čia kaip kokiam darbininkam greit pavalgai ir bėgi toliau. Padažas labai skanus, bet aštrokas. Bet su duona pats tas laišė. Bet tai kokį kepalą donos duoda vienam žmogui, pažiūrėkit, pusę donos. O jis duodamas, kad padaryt tokį fokusą. Su padažiuku. Bėgam kaip gerai. Prašau, kas kaip dirba, tas kaip valgo. Be donos tikrai niekam nesuvalgyčiau. Per daug jos tikrai vienam žmogui. Skaitom bėtelį. Išskaitom. Tas jausmas, kai galvojau palisėsiu nuo karščio, išėjau dar šlapesnis. Kondiškės ten nėra, realiai ventiliatorius sukasi, bet tik virtuvėj turbūt. Bet šiaip skanu buvo. Jautienos, liulio kebabai 2, su pomidorų padažu ir pasirinktinai alus arba limonadas. 3,85 €. Net galima kortelę mokėti. Tai net tokia ir sovietinė vieta tenais. Bet šiaip nerealiai populiari turbūt, nes belenkiek žmonių pagal atsiliepimus, kurių yra virš 1500 ir įvertinimas 4,7, galima spręsti, kad tikrai nebloga vieta, tai rekomenduoju. Bet šiaip pirminis įspūdis rimtai atrodo, kad Sovietų Sąjungos kažkokią seną vietą pakliuvai į kabaką, kur tik vyrai sėdi ir gyvenime moters tą nepamatysi, bet paskui atėjo ir Lenkijos turistas, ir šiaip moterių praėjo, tai kad ir moteris, ir vyrai ten vaikšto. Realiai visi žino šitą vietą turbūt, labai skanu, pigų ir greitai galima gauti. Realiai pusę minutės nepraėjo iš karto atnešama, kai tik apmokėjau. Nu ką, kol kas su vietų pasirinkimu labai sekasi man. Ir urvai gerą įspūdį paliko ir maistas. O dabar judu trumpam iki viešbučio pasikrauti akumumus. O čia ta upė, nuo kurios ryte pradėjo mūsų šou. Šitoje vietoje. Eisim dar vakarė ant kito tilto. Vakar ten buvo muzikantai rinkosi ir šiaip daug žmonių ten susirinka. Kai saulė leidžiasi, daug gražiau viskas atrodo. Ką pats pastebėjau ir ką internete rašo, taip kad labai daug čia šunų benamių. Nežinau, ar čia visoje Gruzijoje, ar tik tai Skutaisi taip yra. Bet labai daug šunų vaikšto po 3-4 grupėmis, bet visi sučipuoti. Bet kas nemėgsta šuniukų, tam turėtų būti biški baisoka. Prie pačio vakar vienas prisikabino, nenorėjo, kad pro jo parkelį eičiau. 5 minutės einu ir jau ne vieną žmogaus nesutikau. Slepiasi visi nuo šitos saulės, nuo karščio. Tik priminsiu, kad dabar yra temperatūra, kurie Lietuvoje buvo rekordiška. Niekada aukščiau Lietuvoje nebuvo, o čia kiekvieną vasarą taip. O va, ir mano viešbutis. Ir kaip priklauso, vis laik cucukas gulės prie pat jo. Pagaliau vėsuma. Pailsėsim biškį. Užeinu į tualetą, žiūriu, sutvarkyta, kambarį nebuvo. Pažiūriu lovą. Nebuvo. Tai buvo ar nebuvo, nesuprasi. Lygtais viskas sutvarkyta, bet lovas nepaklojo. Kur mano drambliukai? Kur viskas? Dabar, kai toks karštis lauke, galima labai įdomių dalykų pamatyti susijusių su fizika. Tai pavyzdžiui, pas mus buvo va toks vaizdelis skrendant iš Kipro į Gruziją, lėktuvo salone, kai karštas oras susitinka su šaltu, įvyksta va, būtent toks garavimas. Aš pats asmeniškai pirmą kartą gyvenime mačiau tokį garavimą taip stipriai, matomumas buvo gal 2-3 metrai ir mes tai prasidėjome gal 40 minučių, kol nepakilome į kelių kilometrų aukštį. Jausmas buvo lyg tai turkiškai pirty sėdėtumėm. Atsipatėm, išlindom į miestą. 35 laipsniai vakare, bet galvoju pats tas, lipti į kalną ar ne? Ką daugiau daryti, kai 35 laipsniai? Gal įpam į kalną, kaip galvojat? Yra pasirinkimas lipti į kalną arba kilti su keltuvu iš to, kuris keliauja į tą pusę, į saulės. Bet galvojau, kad jau kankinuosi, tai kankinsiuosi iki galo. O atgal nusileisime su keltuvu, pažiūrėsim iš viršaus į miestą. Šiaip retas atvejis, kai praleidžiant pėsčiųjų perėjos.
Kiek pastebėjau, mašinos nelabai nori tą daryti, bet kai parodė naglumą europietišką, tada sustoja. Čia tokia įdomesnė skulptūra. Nesuprasi, ar čia moteris vyrą laiko, ar vyras moterį, kad nenukristų. Ar čia moteris sako, stovėk tiesiai, nesikūprink. Šiek tiek nukrypau nuo kurso, užlipau ant kito tilto, pažiūrėti į upę. Daug sraunesnė srovė čia ir savita architektūra. Tiltas vadinasi Raudonasis, kaip ir logiška, raudonai nudažytas. Jeigu būsite čia, žinokit, čia autobusų statys, čia tiltas. Man nerealiai gerai atrodo šitos uolienos. Netgi džiaugiuosi, kad čia nėra, kai Vilniuje ar Kaune padaryta pasivaikščiojimo tako, tiesiog viskas kaip natūraliai gamtoje padaryta ir tiek. Įspūdinga atrodo. Netgi norėčiau pažiūrėti, kaip čia viskas pavasarį, tik irpus ledams atrodo. Jaučiu, čia srovė tai neblogai eina. Navigacija rodo eiti ten, o čia tokį takelį radau į kalną. Ir asmeninė patirtis rodo, kad kartais reikia pasikliauti nuojautą, o ne pasikliauti technologijom, ką šį kartą ir bandau daryti. Kur nueisim, ten nueisim. Šiaip Gruzija ir Lietuva labai panašios valstybės pagal teritoriją, pagal gyventojų skaičių. Vos didesnį už Lietuvą ir gyvena čia milijonų daugiau negu pas mus. Tik aišku, reljefas kitoksai. Čia Kaukazo kalnai, o pas mus lygumų kraštas. Labai gaila, kad mažai tiek laiko turiu Gruzijai, bet manau, dar tikrai grįšim šitą šalį. Tikiuosi jau ne vienas, o su kompanija. Kažkur tai kažkokį parką priėjom. Nors navigacija jau pjauna grybą, man visai rodo kitą pusę eit. Bet aš vėl liksiu ištikimas savo. Technologijom nepasitikėsim šitoj šaly. Šiaip man patinka, kaip ChatGPT prašo vietą, apie kurią tu duodi užklausą. Tai rašė, kad čia bus sovietiniai atrakcionai. Atrodo kaip sovietiniai. Nu, kad seni tai jo, bet šiaip įdomi to ChatGPT kartais bendrauja su žmonėm. Rašė, kad sovietinis bus apžvalgos ratas. Va čia tai tikrai, kad sovietinis apžvalgos ratas. Eik tu savo, kokią senumo tas ratas. Paskutinį kartą ant tokio seno supausiu turbūt Elektrėnuose dar, kai dar dirba parkas. Einam, pažiūrėsim, kiek kainuoja. Kažko jisai tuštokas, nėra žmonių visai. Jūs tik pažiūrėkit, argi čia ne Eifelio bokštas. Disneylandas ilsisi. Susigundžiau ir aš nusipirkau bilietuką ant apžvalgos rato. 3 larius kainuoja tik tais, euriukas tai. Kodėl nenueiti? Pažiūrėkit, koks aš latas. Maikė nespėjo džiūti tiesiog. Rimtai Černobylio apžvalgos ratą primenu. Aš buvau prie Černobylio rato, tai galiu pasakyti, kad tikrai panašus. 90-ųjų vaikystėje ateini čia. Opa! Eik tu savo, ta prasme. Biški reikalauja kosmetinio remonto. Man šita virvutė patinka. Saugumas pirmoje vietoje. O pro ten, kur jie eiti, nesvarbu. Vaikai neiškris. Ko tu nori, kai jau už eurą perki? Dar nori kažkokią saugumą? Nu, pabiški pas mus atsiveria panorama. Tik kad labai medžiai aukšti. Daug uždengia. O mes jau pasiekėm beveik viršų. Šiaip iš apačios atrodo ne taip aukštai. Iš viršaus daug aukščiau atrodo viskas. Bet vaizdelis į miestą tai neblogas. Pažiūrėkit. O ten vienuolynas neblogas stovi. Gražia vieta į upę. O čia vėjelis gerai prapačia. Iškart maloniau. Aš kai supuosi ant tokių senų atrakcionų, man kažkaip iškart pirma mintis apie Final Destination filmą lenda. Kad kažkur kažkas atsisuks, kažkas tai įvyks ir panašiai. Jum nelenda į galvą tokios durnas mintis? Ar aš čia vienas toks ligoniukas? Nu, skaitau kaip už eurą, negaila. Šiaip visi atrakcionai čia labai pavargę, bet kainuoja apie eurą, maksimum pusantro euro, taip kad vaikam tai man atrodo nelabai ten svarbu, ar tos sutinės nudažytos ar ne. Nu ką, vaikystės svajonę apsilankyti Paryžiaus Disneylande išpildyta, galima leisti žemyn. Ir va toks vaizdelis iš viršaus pas mus. Vieni nusileido, dabar geltonas kyla ir su jo leisimės irgi. Realiai užlipau čia gal per 15 minučių. Tikrai verta pirmiau užlipti, o atgal nusileisti jau.
Nu ką, ar per minutę nusileidom. Labai čia trumpa trasa. Šiaip irgi tie keltuvai kabinas labai pavargusios. Per langus beveik nieko nesimato, purvini langai. Reiktų biškiau pavalyti arba pakeisti kažkam naujesniu. Na va čia toks vaizdelis pas mus į upę. Nerealiai viskas gerai atrodo. O pas mane paskutinė misija likusi šitą mieste. Reikia būtinai kažką dar paragauti iš gruziniškos virtuvės. Labai noriu surasti gerą kačiapūrį vietą. Taip kad lendam į telefoną, čia GPT ir ieškom. O mes grįžom prie tos pačios vietos, nuo kur pradėjom šią kelionę šiandien. Jau pas mus prisistatė dėdė Dainorėlis. Vakar dainavo prancūziškai, šiandien dainuoja, bet nelabai jam gaunasi, man atrodo. Į Lietuvos talentus nepakliūtų. Bet ne veltui šitas tiltas labai populiarus, ypač vakare. Daug turistų, daug vietinių renkasi čia. Va toks čia vaizdelis atsiveria. Kažkas sugalvoja petardas pašaudyti vakare. Šiaip nerealiai vieta. Gal kem minučių googlinau ir galiausiai radau kažką tai. Eisiu įsinešimui, paimsiu. Pasirodo kepyklėlė. Dirba nuo 6 ryto iki 12 nakties. Taip gali būti? Tik vienas būdas yra įsiaiškinti. Paskutinius 3 eurus turiu vietiniais pinigais, taip kad tikiuosi kortelę priims. Nu, navigacija šitą mieste nelabai galima pasikliauti. Likti šitą vietą. Nepanašu, kad čia kas dirbtų. Kažkokie maišai vidai guli. Ja. Misija neįvykdyta, ieškom toliau. Tai va, eilinis įrodymas. Negalima čia GPT 100% pasikliauti. Nors ir Google Maps rašo dabar, kad open. Kaip tai gali būti? Man ten atrodo iš viso porą metų nieks nedirba. Vėl grįžau ant to paties tilto. Jau nežinau, kelintą kartą per jį šiandien pereidinėjau. Visi keliai man veda per čia. Einu į centrą. Nepasiduosiu, kol nesurasiu to kačiapūrį. Čia jau principo reikalas. Ta prasme, kol grybauju, čia jau su ten spėjo. Bet praeinu pro tokį pastatą. Kiek čia darba įdėtas skulptūros, pažiūrėkit. Eik tu savo. Iš toli kaip iš molio viskas atrodo. Įspūdingas pastatas. O aš toliau einu kačiapūrį ieškoti. Jau net spėjau atsisiųsti vietinį Voltą, appsą, bet galvoju kažkaip vis tiek nesiskaitys, jeigu man į viešbutį atvež. Reikia pačiam surasti ir nukirti. Tai suradau Voltę ir dabar einu į tą restoraną, iš kurio man vežtų. Tai realiai, nuotykiu ant lygios vietos susigalvojau savo, nors realiai net valgyti nenoriu. O 6 valandas jau nevalgiu, bet tam karščiui visiškai nesinori valgyti. Nu, bandom, testuosim, kažką čia radau. Neblogai atsiliepimai restoraną buvo. Ponios ir ponai, pasveikinkit mane. Misija įvykdyta. Eik tu savo, kokios čia porcijos didelės, aš galvoju mažesni bus. Ta prasme, atrodo, kad pizzą nešau su pyragu. Iki viešbučio 20 minučių eit, bet aš tikrai nelauksiu. Kol atvies, bandom iš karto paragausim. Dar užsakiau 5 hinkalius, nors pagal kainą, tai čia hinkaliukai turėtų būti, ne hinkaliai, nes kainavo po 50 centų kiekvienas, o hačiapūris kainavo apie 7 eurus. Gerai, hinkalių dabar nevalgysiu, bet pažiūrėsim, kaip jie čia atrodo. Neblogai, neblogai. Su sūriu užsakiau, gyvenime nevalgiau su sūriu, vis laik su mėsa. Ir pažiūrim, kaip atrodo mūsų hačiapūris. Hačiapūris irgi su sūriu. Neblogai. Reikia vieną šauti dabar, paragauti. Nu, ragaujam. Daliam kaip karšto. Kaip koks laukinis, sėdžiu parke. Žmonių belenkia. Gerai, judam į parduotuvę. Tai bijau, kad užsidarysiu aš čia, nes jau 9:30. Pagaliau namai namučiai. Pagaliau prakaitavimas oficialiai baigtas. Dar skubėjau į parduotuvę iki 10, kad tik neužsidarytų. Pasirodo 2 parduotuvės prie pat viešbučio, tokia dydžio kaip 1X Maxima dirba visą parą. Normaliai 7 dienas per savaitę. Gruzija, aš tave myliu vis labiau ir labiau. Viskas aplankyta, ką planavau šiandien aplankyti. Maistas išragautas, liko tik tais hinkalius paragauti. Paskutinis unboxingas. Tada. Pagal kainą tai galvau, kad bus mažiukai, nes norėjau užsakyti 3, neleido, mažiau 5. 50 centų vienas. Šiaip gera labai kaina, sakyčiau, bandom. Nesupratau. Jums panašu, kad čia sūris būtų? Man tai pagal skonį avieną, kas nėra labai blogai, bet užsakinėjau tai su sūriu. Niekada dar su sūriu nesuvalgęs hinkalių, norėjau pirmą kartą paragauti ir... Labą dieną.
Pirmas minusas šiandien. O taip šviesoje atrodo mūsų ilgai ieškota hačapuri. Per didelė man porcija, kaip nakčia, aš tikrai jos nesuvalgysiu, plus dar kinkaliai. Ir labai geras limonadas vietinis, labai priminė vaikystę buratiną. O mes šioje vietoje ir atsisveikiname. Nors Gruzijoje praleidau tik vieną pilną dieną, bet ši valstybė viršė visus mano lūkesčius. Nerealiai skanus maistas, graži gamta, ko dar reikia keliautojui. Artimiausiu metu tikrai bandysiu vėl grįžti į šią valstybę. O jums, kurie peržiūrėjo šį video iki pat galo, ačiū ir susitiksime greitų metų.